Lapino klausimų ir atsakymų video. Važiuojam. Tauras U15 iš YouTube klausia. Moki suvalkietiškai šnekėti. Šiaip aš esu aukštaitis, bet jei labai paprašysi, pamėginsiu pašnekėti kitam video, ok? Lego Hot Toys 123 iš YouTube klausia. O ar galėtum pastatyti namą iš stiklo? Geras klausimas, bet aš Lapino su kvadratiniam rankom, nestatybininkas. Kitty Cat apatinis brūkšnys 9725 iš YouTube klausia. Ar tau patinka nauji leliukai? Klaustukas, 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 klaustukas. Tikrai taip. Šauktukas, 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 šauktukas. Safira iš TikTok klausia. Kodėl Lietuvoje miršta arba mirė MC bei nėra normalių ne-pay to win servų? Na, kol nemirė Lapinas, tai ir Minecraftas tikrai nemirė. O gerus serverius šiaip iš tikro sunku pagaminti. Reikia investuoti daug savo laiko, kainuoja išlaikyti hostingą, na ir žinoma reikia mokėti darbininkams, jei pats nemoki ko nors pasidaryti. Galbūt kažkas tiesiog nori greitai užsidirbti, todėl ir yra tiek daug tų pay to win serverių vadinamų. Grilled Guy iš TikTok klausia, koks tavo manimų yra geriausias render distances? Tai šiaip priklausomai nuo kompiuterio galimybių, man asmeniškai galbūt 20, bet na, yragi dabar Distant Horizons modas. Įsirašykit ir turėsit, na, įspūdingą render distance, tai pavadinkim. O dabar laikas juokingų klausimų atsakymams. Adomas brūkšnelis J4B iš YouTube sako. Labas. Labas. Aurimas iš TikTok klausia. Ką veikia? Nu, jei jau žiūri šį video, tai turbūt ilsiuosi ant sofos. Šiaip jūs abu su Adomu, manau, visai gerai sutartumėt. Vienas labas, kitas ką veikia, va ir dialogas. Nu, jau tiek tai tikrai neskaitysiu, bet va, Lapinas, gerai, kad ne raudonas, iš TikTok rašo. Susistabdykit. Nu ir žinok, visiškai sutinku su tuo, ką tu parašei. Protingi tie Lapinai, ką aš galiu pasakyti. Evelina iš TikTok klausia, ką norėtum, kad pridėtų į Minecraft? Labai patinka tavo video. Aš dar kartelį visiems sakau, pridėkit žiurkėnus. Prašau, dėl Dievo meilės pridėkit man žiurkėnus. Ir ačiū. Ir Kamca XO iš TikTok rašo. Balsas labai primena kažkokio filmo įgarsintoje. Šiaip mielai įgarsinčiau antrą Minecraft filmą. Jei žiūri ten kažkas iš kompanijų, parašykit, susisiekit, paskambinkit. Štai ir viskas. Parašykite, ar labiau patinka juokingi atsakymai, ar norite daugiau rimtų. Taip pat parašykite klausimus, į kuriuos atsakysiu jau kito mėnesio gale, būtinai paspauskit širdelę ir susimatom kitą savaitę.